Sveiki, čia Dviese per metus. Tinklalaidė apie mus, mūsų mokyklą ir viską, kas joje vyksta. Kas kartą nauja tema, nauji pašnekovai ir tikri pokalbiai, nes mokykla tai ne tik pamokos, bet ir žmonės, istorijos bei pokalbiai, kurie lieka su mumis. Šis mėnuo mūsų mokykloje praėjo su daugybė iniciatyvų ir gražių akimirkų. Mokiniai dalyvavo dalyvaujamojo biudžeto projekte. Įvyko administracinis vertinimas ir balsavimas, kur kiekvienas galėjo išreikšti savo nuomonę. Tuo metu administracija pasirūpino atnaujintą mokyklos automobilių aikštelę, o mėnesį užbaigėme solidarumo bėgimu, kuris subūrė visą bendruomenę. Įvyko paskaita 3 klasių mokinių tėvams pavadinimu Ruošimasis lietuvių kalbos brandos egzaminui, kuriame buvo pristatyta egzamino eiga, kriterijai. Taip pat abiturientai paruošė savivaldos dieną. Tai buvo labai įdomus renginys, kupinas gražių akimirkų ir didelio juoko. O šiandien mūsų tinklalaidėje svečiuojasi 2 pašnekovės. Pirmokė papasakos apie savo adaptacijos laikotarpį gimnazijoje, o abiturientė apie paskutinius mokyklos metus ir pasiruošimą studijoms. Gustė Pangonytė iš 1 A. Kaip jauteisi pradėjusi mokytis gimnazijoje? Ar labai skiriasi nuo pagrindinės mokyklos? Pradėjus mokytis gimnazijoje tikrai yra skirtumas nuo progimnazijos. Progimnazijoje atrodo, jis visą laiką mokytas, tau reikia atsiskaityti, nepamiršti atsiskaityti, atėti atsiskaityti, o šitą tu turi pats susivokti ir atsiminti, kada tau reikia atsiskaityti darbą, kurio tu nebuvai atsiskaitęs. Koks buvo tavo pirmasis įspūdis apie naujus mokytojus? Pirmasis įspūdis apie naujus mokytojus, tai tikrai buvo iš pradžių baisu, nes galvoju, kas jeigu aš jiems nepatiksiu, kas jeigu man jie nepatiks, jeigu aš jiems blogą įspūdį padarysiu, bet iš tikrųjų, tikrai nebuvo taip blogai, reikia tik tai būti draugiškai, aktyviai ir viskas bus gerai. Kaip sekasi susitvarkyti su didesniu krūviu ir nauju tvarkaraščiu? Iš pradžių, manau, kaip ir visiems kitiems buvo sunku, nes po atostogų nauji mokslo metai ir iš pradžių buvo tikrai sunkiau, bet greitai pripranti ir viskas pasidaro gerai. O kurie dalykai tau šiuo metu atrodo įdomiausi arba sunkiausi? Tikrai niekada nemaniau, kad pradėsiu domėtis literatūrą arba lietuvių kalbą, tai tikrai buvo tas kaip keistas dalykas, tai tikrai pradėjau, įdomi yra literatūra, lietuvių kalba. O iš sunkesnių, tai manau, chemija ir fizika, kaip ir daugeliui. O kaip manai, kas labiausiai padeda prisitaikyti prie naujos aplinkos? Manau, labiausiai padeda prisitaikyti tai draugai, kurie visą laiką yra šalia, draugai iš kitų klasių, kurie patiria, ką daryti, kaip elgtis su mokytojais ir kaip mokytis. O ką labiausiai mėgsti gimnazijoje? Galbūt veiklas, renginius ar pačią mokyklos atmosferą? Tikriausiai pačią atmosferą, kaip tas draugiškumas, tos visos veiklos ir bendruomeniškumas, tiesiog net neturiu žodžių, ką pasakyti. O ką patartum būsimiems pirmokams, kurie dar tik ateis į gimnaziją? Manau, didžiausias patarimas būtų, kad jeigu gaunat ir blogą pažymį, nepasiduoti, neprarastos motyvacijos ir toliau mokintis ir negalvot, kad viskas jau pasaulio pabaiga, tiesiog reikia judėti toliau ir viskas bus gerai. Tai ačiū tau už pokalbį ir linkime tau kuo geriausios patirties gimnazijoje. Sveiki, aš esu Barbora Vaičaitytė iš 4 A klasės, abiturientė. Tai kaip jauteisi pradėjusi paskutinius mokslo metus? Net nežinau, gal ir šiek tiek streso, ir šiek tiek džiaugsmo, kadangi paskutiniai metai jau, bet gal norėčiau pasakyti, kad reikia ypač ne tik būtinai 12 klasėje, bet ir šiaip per visus gimnazijoje būnamus metus džiaugtis kiekviena akimirka, nes jos greitai pasibaigs. Ar jau apsisprendei, kokius brandos egzaminus laikysi? Tai mes esam tokia laida, kuri jau turim būti apsisprendę ir taip aš esu apsisprendus, laikysiu 5 egzaminus,
Manau, tokius universalius visus - lietuvių kalbą, matematiką, biologiją, istoriją ir anglų kalbą. O kaip sekasi pasiruošti jiems? Ar labiau jaudina, ar motyvuoja? Na, čia gal tikriausiai priklauso nuo tam tikros dienos, tam tikros nuotaikos. Nes kartais būna tokių temų, kurias gali truputį numuilint, kitaip pažiūrėti, jas nepasimokint. Bet taip pat yra ir tokių temų, kurias kankiniesi ir sėdi iki 3 nakties, kad tik išmoktum, nes žinai, kad tai yra svarbu. Ar jau žinai, kur norėtum stoti po mokyklos? Na, taip, turiu kelis variantus, bet norėčiau pasakyti visiems, kad svarbiausia yra nepasirinkti tokios profesijos, kuri žada ten didelį atlyginimą ar panašiai, o susirasti tai, kas jūs veža ir kas jūs motyvuoja judėti pirmin, siekti didesnių tikslų. O koks dalykas tau šiuo metu atrodo svarbiausias tavo ateičiai? Tai gal, nežinau, čia iš mokslo dalykų ar jo, tai gal sakyčiau arba istorija, arba matematika, nes mano sritys, kurias noriu studijuoti, reikalauja arba istorijos didelio balo, 0,4 koeficiento, arba matematikos. Kaip pavyksta viską suderinti - mokslus, poilsį ir laisvalaikį? Kai gavau šitą klausimą, prisiminiau Donelaičio metus ir dieviškąją tvarką, kaip būrai turėjo būtinai padirbę pailsėti. Tai taip ir mokiniai turi pasimokinę, parašę kontrolinį išeit, pasivaikščioti, išvažiuoti su draugais, pasivažinėti, nueiti į filmą, nes kitaip tiesiog pervargsiu ir nebus nei naudos iš mokslų, nei naudos su draugais būtų. O ką norėtum palinkėti jaunesniems mokiniams? Norėčiau palinkėti pasitikėti savimi ir savo instinktais. Svarbiausia nepamiršti, kad džiaugtis reikia šiomis akimirkomis, kai dar esam mokykloje, kai dar yra daug paprasčiau viskas, negu bus už ten 3-2 metų, kai studijuosim. Ir svarbiausia, kaupkite prisiminimus ne telefonuose, o mintyse. O kaip manai, ką tau davė gimnazijos metai, ne tik akademinė, bet ir asmeninė prasme? Gimnazija išmokė susitvarkyti su stresu, pasitikėti savimi, nepamiršti ir atrasti save, savo charakterį, savo gerasias ir blogasias savybės. Ir svarbiausia tai, kad gimnazija suvedė su daug žmonių, su mokytojais, su draugais, su klasiokais, naujais arba jau gal net ir senais. Ir tai tuo reikia džiaugtis. Ačiū, kad pasidalinai savo patirtimi. Linkime sėkmės paskutiniuose mokslo metuose ir ateities planuose. Ačiū Jums. Štai ir eina laida į pabaigą. Kitą mėnesį mūsų laukia diena be namų darbų. Susitikimas su 4 rinktinės Kybartų 402 šaulių kuopos vadu Tomu Žvirbliu, kuriame mokiniai ugdys pilietiškumo kompetenciją, mokysis lyderystės, atsakomybės prisiėmimo, susipažins su šaulių veikla. Ačiū, kad klausytės 2 per metus. Ir iki kito karto.